Labas, sveikinuosi su jumis iš automobilio ir šiuo metu esam pakeliui į Aleksoto turgų. Esu girdėjus, kad Aleksote vyksta didelis sendaikčių turgus, niekada nesu ten buvus, tai nusprendžiau ir jūs kartu pasiimti su savim. Šiaip kažko tiksliai nesam nusimatę, ką norim nusipirkti, bet tikrai tikiuosi rasti kažką gražaus namams, galbūt netgi pavyks rasti kažkokių baldų į Jogailos kambarį, nes turiu viziją, kad labai norėčiau Jogailos kambarį įrengti su vintažiniais baldais, tai pažiūrėsim, kaip mums seksis, pafilmuosiu ir būtinai pasidalinsiu mūsų radiniais. Galiu pasakyti, skurdokai pasirodė, iš tikrųjų labai nedaug baldų, ko pagrinde mes ir važiavom pasižiūrėti, visokių niekučių daug, bet irgi neradom nieko, nes kaip ir norėtume gal kokias lėkštes nusipirkti ar puodelius visą rinkinį, bet nieko neradom, nei kas patinka ir šiaip nedaug buvo pasirinkimo. Tai viena sekėja man Instagrame dar parašė, kad Kaune dar vienas sendaikčių turgus yra Urme, prie Urmo bazių, tai kadangi anksti atvažiavom, dar ankstyvas rytas, tai važiuojam ten.
parodysiu, ką išsirinkau. Viskas, po visos dienos sendaikčių važiuojam namo, pabuvom dar šiek tiek Akropolį, radom labai fainą lempą, su kuria pagalvojom, kad truputį pagyvensim, pagalvosim ar norim ir paskutinę minutę nuėjom nusipirkti ir pavyko nusidėrėti dar 5 eurus. Tai tikrai labai geras pirkinys už 15 eurų. Grįšim namo ir parodysiu, kągi tokio susimedžiojom. Jau dabar tai tikrai, nes jau šiandien daugiau niekur nevažiuosim, jokius sendaikčius. Grįžom namo, tai pabaigai noriu su jumis pasidalinti mūsų radiniais, ką pavyko per šiandien susimedžioti lankantis skirtingose sendaikčių vietose. Bendrai esu tikrai patenkinta, nes važiavau be jokių lūkesčių. Gal tik tikėjausi truputį daugiau surasti kažkokių baldų, nebūtinai nusipirkti juos, bet tiesiog pasidairyti, pasižiūrėti, kas yra pasirinkime, bet realiai beveik nei vienoje vietoje nebuvo daug baldų. Bet vis tiek bendrai paėmus tikrai labai džiaugiuosi mūsų radiniais ir to jau pat parodysiu. Tai pirmas radinys, truputį aišku sudėtinga jį čia parodyti, bet nufilmuosiu atskirai, yra tokia medinė kėdutė. Jinai yra visiškai iš medžio pagaminta, labai tvirta. Žinoma, reikės ją šiek tiek atnaujinti, truputį pavaryti, pašveisti, bet jos kaina buvo 13 eurų ir tiesiog pabandėm nusidėrėti iki 10 ir sako jo, tikrai atiduodam už 10 eurų. Tai labai džiaugiuosi, ji keliaus į Jogailos kambarį. Turiu tokį įsivaizdavimą, jinai daugiau bus kaip dekoras. Žinoma, aš manau, kad vaikas ir sėdės ant jos, nes jinai yra nedidelė ir patogi. Bet šiaip jinai daugiau bus kaip dekoro detalė, galima bus padėti kažkokių žaisliukų ant jos ar kažką gražaus pakabinti. Tai sekantis radinys yra Andriaus iš tikrųjų, aš jį pamačiau jį renkantis, tai yra tos labai gražus rinkinys, ąsotis molinis ir kartu puodeliai. Iš viso yra 5 puodeliai. Tokie, labai džiaugiuosi irgi šitų radinių, šiaip gal net nebūčiau atkreipus dėmesį į šitą dalyką, bet kai Andrius parodė, labai patiko. Šita žalia spalva turėtų idealiai tikti pas mus prie virtuvės. Nežinau, ar naudosim, ar daugiau tai bus kaip dekoro detalė, bet labai patinka. Šiaip įsivaizduoju, kad labai būtų gražu kokiom Velykom ar vasaros šventėm pasidekoruoti stalą. Taip natūraliai, su žalumynais, su kokia lininė staltiese, tikrai labai gražiai įsivaizduoju. Tai irgi labai džiaugiuosi, iš viso turim 5 puodelius ir pardavėjas sakė, kad čia yra Kauno dailės akademijos. Tai sakiau, paieškosiu internete, galbūt pavyks rasti dar daugiau puodelių, kad papildyti, gal net ir lėkštas rasim. Ir už visą šitą sumokėjom tik 12 eurų. Ir tiesa, dar pardavėjas buvo labai malonus ir mums pridėjo cukrinį tokią va irgi molinę. Tai manau, kad irgi labai gražiai dėrės kartu pasidekoruoti stalą. Sekantis dalykas visiškai random, bet paėmiau Jogailai žaisliukus į vonią, kurie skleidžia garsą, kainavo po 50 centų, buvo didelė dėžė, daug tų žaisliukų pridėta, tai tiesiog išvirinsiu, iškaitinsiu verdančiam vandenį ir bus labai gerai jam į vonią pažaisti. Ir paskutinis pirkinys, kuriuo esu šiaip labai patenkinta, mes pamatėm šitą lempą. Iš pradžių galvojom nepirkti, nes pasakė, kad 20 eurų jo kaina ir, kažkaip galvojom, dar pagalvosim, nuėjom pasivaikščioti ir tada jau į turgaus visišką pabaigą atėjom, kai jau visi krojosi daiktus. Ir pamatėm, kad ta lempa nenupirkta ir tiesiog sakau, gal kartais atiduosit už 15 eurų. Sako, jo, gerai, imkit.
Tai va tokia medinė lempa. Čia jinai keliaus tikrai irgi į Jogailos kambarį su voveryte, bet man labai patiko, labai gražiai įsivaizduojam kokios medinės komodos padėta. Sakė ir veikia, pilnai lemputė įsideda, tai tikrai, manau, bus labai graži puošmena ir galima bus užsidegti ir bus jauki šviesa. Tai va, tai tokie mūsų pirkiniai. Iš viso išleidom apie 35 eurus už viską. Labai smagiai praleidom dieną ir labai smagu buvo tiesiog pasigaudyti kažkokių idėjų. Tikrai mačiau daug gražių dalykų, kurių nenusipirkom, nes dar pilnai neįsivaizduoju mūsų visų namų vizijos. Tiesiog noriu pasistatyti visus baldus ir tada matyti, ko trūksta, nes ir paveikslų labai daug gražių buvo ir rėmelių, ką tikrai garantuotai kabinsiu namuose, bet kol nematau visko pilnai išdėstyta, tol nesinori leisti pinigų ir pirkti to, kas galbūt net netiks. Tai šiam kartui tiek. Labai tikiuosi, kad jums patiko šitas video formatas, nes man pačiai labai patinka YouTube stebėti, kaip užsienyje kiti YouTuberiai keliauja kažkur į sendaikčių turgus ir ieškosi įvairių savo dalykų namams. Tai pakomentuokit, kuris daiktas jums labiausiai patiko. Man asmeniškai mano favoritas tikrai yra lempa, ta medinė su voveryte. Parašykit, kas jums patiko ir parašykit apskritai, ar patiko šitas video formatas. Atėjus vasarai, atėjus šiltam sezonui, manau, kad žymiai daugiau važiuosime tokias vietas ir tikrai dažniau galėsiu papilnuoti ir pasidalinti. O šiam kartui tiek, atsisveikinu ir iki kitų kartų.